Brangieji, gyvenime tai būna, kad žodžiai ar galiu tau kuo padėti dažnai skamba kaip formalumas. Parduotuvėje, skambučių centre, mokykloje, darbe, net bažnyčioje. Bet yra ir kitas variantas, kai klausimas išsiveržia iš širdies, nes matai žmogų, kuris akivaizdžiai kenčia, kuris negali savęs išgelbėti, kuris yra paliktas gyvenimo pakraštyje. Tokiu atveju šis klausimas tampa ne tik pasiūlymu, bet ir kvietimu į santykį. Jėzaus žodžiai gerojo samariečio palyginime išryškina, kad klausimas, ar galiu tau kuo padėti, tai ne tik socialinė pagalba, bet ir dvasinis veiksmas. Kas aš esu? Praeivis ar artimas? Palyginime žydų kunigas ir levitas matė sužeistai. Jie nebuvo akli. Jie buvo religingi žmonės, kurie tikėjo, jog tarnauja Dievui. Tačiau jų reakcija buvo ne kuo galiu padėti, o kaip greičiau praeiti. Mes dažnai darome tą patį. Matome žmogų, kuriam reikia pagalbos, emocinės, materialinės, dvasinės, bet mintise skaičiuojame, kiek tai kainuos. Neturiu laiko. O jei pabandysiu padėti, ar nebus daugiau problemų man, nei naudos jam? Tegul kas nors kitas pasirūpina. Jis gal geriau gali. Dievo įstatymas šioje istorijoje veikia kaip veidrodis, rodydamas ne mūsų gerus norus, o tikrąją širdies būseną, linkusią į savisaugą, patogumą ir abejingumą. Kartais mes galime net pasakyti, ar galiu tau kuo padėti, bet viduje jau turime atsakymą. Tikiuosi, kad ne. Toks klausimas yra labiau mūsų įvaizdžiui nei artimo. Dievo įsakymas mylėk savo artimą kaip save patį nepalieka erdvės apsimestinį meilę. Tai ne pasiūlymas padėti kaip patogu, bet kvietimas daryti tai, kas gali kainuoti. Šis palyginimas mus kviečia ne tik būti geruoju samariečiu, bet ir atpažinti save kaip tą, kuris guli pakelėje. Dvasinė nuodėmės žaizda, gyvenimo smūgiai, nusivylimas, visa tai mus palieka be jėgų. Ir niekas iš praeinančių nepaklaus, ar galiu tau kuo padėti. Palyginime samarietis buvo tas, iš kurio pagalbos mažiausiai tikėtasi. Jis nepaisė tautinių ir religinių barjerų. Jis sustojo, priėjo, rūpinosi, apmokėjo sąskaitas. Kad ir kaip mes norėtume save tapatinti su geruoju samariečiu, tai ne mūsų paveikslas. Tai yra Jėzaus portretas. Jis matė mūsų nuodėmes sužeistus, bejėgius. Jėzus neatėjo tik paklausti, ar galiu tau kuo padėti. Jis priėjo ir padarė viską, ko reikia. Nuvalė mūsų žaizdą savo malonę, perrišo jas atleidimu, atnešė mus į savo bendruomenės užeigą, bažnyčią. Ir sumokėjo savo krauju, kad būtume visiškai išgydyti. Tik supratę, kad Jėzus mums padėjo be jokių bet, mes galime padėti kitiems be sąlygų, be išskaičiavimų, be baimės. Ne dėl to, kad taip užsitarnausime Dievo palankumą, bet todėl, kad jau esame įgalę. Evangelija panaikina baimę. Baimę prarasti laiką, nes žinome, kad Dievas yra laiko viešpats. Baimę prarasti pinigus, nes mūsų turtas yra Kristuje. Baimę prarasti saugumą, nes esame saugus tik jo rankose. Kai klausime, ar galiu tau kuo padėti, mes tampame Kristaus rankomis. Mūsų žodžiai ir darbai tampa tiltu tarp žmogaus žaizdų ir Dievo išgydymo. Mums reikia suprasti, kad pagalba nėra tik materialinė. Ji gali būti išklausimas, užtarimo malda, paprastas buvimas šalia. Todėl sustokime. Nepraeikime pro šalį. Mūsų pirmas žingsnis – pastebėti žmogų. Dažnai Dievas siunčia galimybės padėti tada, kai planavome visai ką kitą. Paklauskime nuoširdžiai, neformaliai.
Jei klausime, ar galiu tau kuo padėti, būkime pasirengę išgirsti bet kokią atsakymą. Padėkime konkrečiai. Meilė turi būti apčiuopiama. Kartais pagalba tai veiksmas, ne vien žodžiai. Darykime tai, kaip įteikdami dovaną, ne kaip grąžindami skolą. Mes padedame ne tam, kad Dievas mus labiau mylėtų, bet todėl, kad Jis jau mus myli. Ir pabaigai Kristus klausimas mums. Ar galiu tau kuo padėti? Jis mato mūsų vidinės žaizdas, nuovargį, vienatvę. Jis neklausia, ar esame to verti. Jis tiesiog prieina ir suteikia pagalbą. O kai jo meilė paliečia mus, ji keičia ir mūsų klausimą kitiems. Ir tada mes tampame ne praeiviais, bet artimais. Ne tik nuoširdžiai klausiančiais, ar galiu tau kuo padėti, bet ir iš viso širdies pasiruošusiais padėti.